Tai labas vakaras, mano vardas Vigilė ir aš esu alkoholikas. Sveika, Vigilė. Ir, gal pradžioj papasakosiu, kaip aš atėjau iki tokios garbingos institucijos, kaip anoniminiai alkoholikai. Tai, sakykime taip, kaip pas mane irgi buvo, kaip ir pas daugelį ko gero įsivaizdavimas, kad alkoholikas tai žmogus, kaip minimum prie konteinerio, ieškantis ant butelių, renkantis baikus ir kitų asociacijų irgi nebuvo. Atimti vaikai, išmušti dantys ir visas tas paveikslas. Tai mano istorija visai kitokia. Aš užaugau tikrai labai tvarkingoje šeimoje, tėvai nuostabus, mylintis, alkoholikų šeimoje nėra ir priežasčių man tapti alkoholikė tokių, kad aš ten būčiau mačiusi gėrimus, kažkokius bezabrazius, dar kažką, viso to aš nemačiau, to nebuvo. Labai normali, tvarkinga, tradicinė šeima. Ir kaip tokioj šeimoje atrodo, geros šeimos, gera mergaitė, gera mokinė, viskas su manim buvo labai gerai atrodo, Kaip aš atsidūriau šičia, kodėl aš šiandien šiandien su jumis. Ir, sakykime taip, kai pirmą kartą paragavau alkoholio, man buvo 16 metų, aš tai buvo namie, per naujus metus, lašelis šampano. Ir aš kaip dabar atsimenu ir tą taurę, kokia buvo senovinė, krištolinė, ir svarbiausia, kad tą būseną. Kai aš nežinau kodėl, bet kažkodėl man staiga viduj pasidarė ramu. Man pasidarė labai labai gera, ramu, dingo kažkokias nepasitenkinimo jausmas. Toks jausmas, kad pukšt ir pasaulis nusidažė spalvotai. Tai aš visą laiką pasakau, aš nežinau, ar aš gimiau alkoholikė, aš nežinau, ar mano genuose tai užkoduota. Bet kai aš paragavau pirmą lašą alkoholio, manyje 100% gimė alkoholikė. Nes man ta būsena labai patiko. Bet aš nepuoliau ieškoti, bet nebuvau ta paauglė, kur ten lakstytų ir tėvams darytų problemas. Jokių problemų tarsi ir nebuvo, aš su pirmu vyru išsiskyriau dėl to, kad pas jį buvo problemų su alkoholiu, aš to negaliu apsikęsti. Taip, aš labai jauna ten buvau, bet tai buvo priežastis, kad aš negaliu gyventi su alkoholiku. Aš tiesiog turėjau įprotį po truputėlį gurkšnoti vyną ramiai. Aš nemačiau tame nieko blogo, draugės darė tą patį. Ir iš tikrųjų, pradžioje tame nieko blogo ir nebuvo, tai buvo tiesiog, man sunku, ten sunkesnė diena kažkokia, kodėlgi neišgerus taurės vyno. Ir tikrai ilgai tai buvo viena taurė. Ir kame tas alkoholizmo baisumas, klasta, ir siaubas visas, kad ta riba, kada tai jau yra nebekontroliuojama, aš jos visiškai nepajaučiu, aš neįtariu, aš nežinau, kada tai įvyko, aš supratimo neturiu. Kada viena taurė patapo 2, 2, 3, kada jau butelis patapo normalu. Ir kas baisiausia, kad didėjant alkoholio kiekiams, nes fizinė trauka, kaip žinoma, pirmas ligos aspektas fizinė priklausomybė, troškulys patapo nevaldomas. Kada didėjant tam troškuliui, didėjant alkoholio kiekiui, labai stipriai keitėsi suvokimas, kas gražu, kas negražu, kas gerai, kas negerai, kas priimtina, kas nepriimtina. Aš savo galvoj pateisindavau viską. Ir šiek tiek su kvapeliu nueiti į tėvų susirinkimą mokykloje, Ir šiek tiek gal ryte pagiringa važiuoti į darbą, taigi jau nepripūsiu. Aš nusipirkau alkotesterį, kaip visos save gerbiančios moterys, namie privalo turėti, kad, girta už vairo nesėščiau. Ir jeigu leistina norma, iki darbo kaip nors tyliai ramiai bedavažiuosiu. Ir aš pradėjau savo galvoj pateisinti tokius dalykus, kurie man kažkada atrodė absoliučiai nepriimtini. Kaip minėjau, su pirmu vyru skyriausi, nes visai gėrė. Ir man atrodė, kad, tai ne mano problema bus, niekaip, ašgi kontroliuoju, aš alkotesterį nusipirksiu, Paskui aš pradėjau slėpti alkoholį namuose, nes kažkur viduj balselis sakė, kad greičiausiai, jeigu, aš jau pat vėl buvau ištekėjusi, kad jeigu vyras pamatys, tai jisai nesupras mano šitos silpnybės, Geriau paslėpti, kad jis nesinervuotų. Ir prasidėjo slapstymai tarp drabužių lentynoje, dar kažkur tai. Prasidėjo rytinės blogos būsenos, kada, kaip aš čia vakar kažkaip tai taip nepajaučiau, kaip padauginau, Bet tai problema man net į galvą neatėjo. Aš juk bet kada galiu tiesiog sustoti. Jeigu aš pajausiu, kad tai yra bėda, aš paimsiu ir sustosiu, ir nustosiu vartoti. Ir netgi pavykdavo savaitę kokią, aš jau savaitę buvau nevartojusi, nieko negerusi, tai vadinasi, aš viską kontroliuoju ir aš galiu be galvos skausmo toliau turėti šitą įprotį. Ir taip, viskas kaip tas sniego gniūžtė, ritosi ir, kaip pasakau, alkoholio kiekiai daugėjo, socialinės ribos, kas gerai, kas negerai, nepastebimai plėtėsi
Ir paskui jau tas etapas, kai aš jau pradėjau suvokti, kad kažkas negerai, ne, man į galvą netėjo, kad normalios žmonės, moteris, ne, jos, nelandžioja po internetą ieškodamos moterų alkoholikių simptomų. Normalioms tai greičiausiai neaktualu. O aš jau pradėjau landžioti, kad lemba, gal čia kažkas ne taip, ne. Ir tiesiog daug čia pasakot, kaip tai blogėjo ta situacija, tai čia nėra ką, nes visa greičiausiai tą patį praėjom. Tiesiog atėjo tokia diena, kai tie kiekiai didėjo, prasidėjo gėda prieš save pačią. Ne? Gėda, kaltė, baimė, kad kažkas sužinos, bet aš gėriau labai anonimiškai, aš gėriau vakarais, aš gėriau pasislėpusi, aš gėriau savaitgalis, kai darbą nereikia. Ne? Tai vat vėlgi, pavyzdžiui, mano artimieji, išskyrus vyrą, ne, realiai niekas net neįtarė, nei brolis, nei draugės, nei tėvai, net supratimo neturėjo, kad aš turiu problemą. Vat jums yra alkoholikas prie konteinerio, nieko bendro, mašinas, žaibys, darbas geras, atostogos prabangios, ne, sporto klubai, kas man pasakys, tu alkoholikė, sakysiu, tu kvankt, kokia aš alkoholikė, aš šiek tiek turiu problemėlę nedidelį. Ir prasidėjo tokis dvilypis gyvenimas, ne, va tai, ką aš transliuoju į išorę žmonėms, kad jie matytų, kaip turi atrodyti. Man buvo labai svarbu, kaip atrodo. Aš visiems susirietus melavau, kad pas mus su vyru nuostabūs santykiai, nors šeima viduje buvo tiesiog išpūsiai, ne, ten buvo abipusiai toksiški santykiai. Viena priklausoma, kitas ko priklausomas, du bepročiai namuose. Ir abudu vaidina, kad viskas labai gerai. Va čia alkoholikės mąstymas buvo. Ką aš dabar, ne, sveikdama galiu pasakyti, aš dabar jau matau, kad tai buvo alkoholikės mąstymas. Man nebuvo svarbu, kaip yra, man buvo svarbu, kaip atrodo, ką pamatys, ne, žmonės, ką pagalvos. Ir tiesiog tas gėrimas buvo visko. Ir naktinių scenų, ir isterijų, ir psichozių, ir viso šito dalyko buvo, bet viskas buvo slepiama, ne. Viskas buvo už uždarų durų, viskas buvo slepiama, į išorę ištransliuojama mašina, sporto klubas, geri santykiai, ne. Ir man į galvą neatėjo, aš viduj meluoju, aš viduj jaučiau, kad aš už visą tai kažkaip anksčiau ir vėliau turėsiu susimokėti. Vidinis kažkoks balselis buvo, kuris man sakė, kad tai turės savo kainą, tai turės kažkokią pabaigą. Aš stengiuosi apie tai negalvoti. Aš dabar galiu pasakyti, kad aktyvus alkoholizmas tai lėtinė savižudybė, ne? Aš tuo metu to nesupratau. Aš vis dar tikėjau, kad kaip nors, kada nors aš vis tiek sustosiu. Aš išbandžiau visus, kas knygoje parašyta metodus. Gerti tik vyną, negerti tik brendį, nes tuomet mažiau išgersiu. Negerti ten iki ketvirtadienio, cirkas, nieko daugiau, nes niekas absoliučiai nesuveikė, o jeigu suveikdavo labai trumpam, ir mano įsivaizdavime tai buvo, vėlgi aš kontroliuoju ir iš laimės aš tuomet padauginsiu. Aš nustojau darbiniuose vakarėliuose vartoti, nes aš supratau, aš prisicirkinu, ne? Aš padauginu, aš prisicirkinu, būna dar gėda. Ir aš nustojau ten vartoti, bet tai reiškia ką? Tai reiškia, kad aš tiesiog namie viena, niekant netrukdant, ramiai galėsiu gerti. Ir aš buvau alkoholikė dinočka, ne? Tykiai ramiai pati savo viena. Tykiai ramiai, tai čia nais išorėje, viduje, aišku, kentėjo artimieji, nes isterijų, psichų, visų šitų baisumų jų buvo labai daug. Per kažkokį stebuklą, aš nežinau kodėl, aš nepakliuvau nei į vieną psichiatrijos ligoninę, nei į detoksą, nei į Minnesotą. Pas mane viso šito kažkodėl nebuvo, ne? Vėlgi, aš galiu pasakyti, kodėl vyras tikrai ne vieną kartą labai norėjo mane vežti, sakė, kad man reikia pagalbos, bet aš jam išaiškindavau. Aš alkoholikė, aš manipuliatorė afigiena, aš išaiškindavau, kad kadangi aš geriu per tave, tai visi sužinos, koks tu, ir va tuomet visi pamatys. Ne? Ir gėda bus tau. Aš tai išblaivėsiu, o apie tai, koks tu svalačius, tai visi sužinos. Ne? Nors tai tikrai, bet žmogų galėdavau įtikinti belę kokią savo fantaziją. Ne? Aš geriu, aš prisicirkinu, o gėda bus jam. Ir aš įtikindavau tuo. Ne? Ir nepaisant to, kad stogelis tikrai ne vieną kartą važiavo ir aš nežinau, ten diagnozės pati savo negaliu, apart alkoholizmo kažkokios kitokios pripaišyti, bet kad ten normalumo buvo lygiai nei kiek. Tai iš tikrųjų taip. Ir aš sakau, nuo ko pati pradžia buvo tokia, kad aš pradėjau internete ieškotis, kaip atrodo tas moterų alkoholizmas. Ir, sakykime taip, aš pradėjau ieškoti priežasčių, kodėl. Man labai rūpėjo, nerūpėjo, kaip nustoti, ką daryti, kaip tvarkytis, bet pradėjau kuistis atsakymuose, kodėl. Ir pirmas buvo atsakymas, kad darbas blogas, ne, ten permainos, pokyčiai, aš neprisitaikau ir nepaisant to, kad atlyginimas labai geras, man reikia pakeisti darbą.
Apie tai, kad aš išėjau iš darbo, nes jisai man trukdė gerti, aš supratau ne taip senai. Nes susitapatinti su alkoholikais man buvo labai sunku. Aš nenorėjau tapatintis, aš nenorėjau būti alkoholikė. Ir va tas suvokimas, kad aš išėjau tam, kad aš galėčiau laisvai gerti, aš jo nepripažinau, aš jo nemačiau. Ir aš galvoju, kad aš išeisiu iš darbo, priežasčių nervuoti, stresuoti nebus. Ir aš nustosiu vartoti. Nu ir reikia pasilepinti, išvažiuoti į sanatoriją, keliom savaitėm pailsėti, prisisakiau procedūrų, pasiėmiau ten mezginį, vienu žodžiu, relaksuosiuosi, ilsėsiuosi, persistartuosiu. Rezultatas buvo toks, kad aš rytais butelius išneždavau kuprinėje ir mėtydavau po šiukšliadėžės pakeliu, nes man buvo gėda, kad moteris tvarkanti kambarį pamatys, kiek šita tvarkinga, sportuojanti, besimasažuojanti moteris, kokiais kiekiais jinai vartoja įvairiausių rūšių gėrimus gyvendama kambaryje viena. Man buvo gėda, bet aš dar nesupratau, kad tai yra tragedija. Tai jeigu aš iš to darbo, ten, sakykime, 18 metais, tai aš iki 19 metų nedirbau, turėjau finansinę tokią galimybę, aš kaip tikrai alkoholikė, man jau ten buvo 46 metai, aš vis dar nežinau, kuo aš noriu būti užaugusi, aš nežinau, ką man veikti, ir man reikia persistartuoti ir aš metus laiko pabūsiu tiesiog namie ir pagalvosiu, ką aš noriu daryti, Tai va čia buvo tikras moteriškas smigimas į dugną, per tuos metus laiko 1,5. Aš jau taip nėriau, kad aš per dieną nežinau, kiek kartų aš apgirsdavau, kiek kartų aš išblaivėdavau, aš įsigudrindavau N kartų tą padaryti, dar garuojantį nueit pasportuoti, nes man labai reikėjo vaidinti, kad aš dar normali, aš kabinausi, man tai atrodė, kad aš dar galiu vairuoti šiandien laipsnių neturiu, aš galiu vairuoti, aš normali, aš dar į sporto klubą nueinu, kad širdį sodinu ten garuojantį sportuoju dzin, bet aš dar kažką tai normaliai darau ir iki vakaro kažkaip tai, iki kol namiškai pareiks, reikia nors daugmaž išblaivėti, kad galėčiau atsidaryti legaliai prie vakarienės tvarkingą butelį vyno, Ir va irgi, jeigu aš įpilsiu į labai gražią taurę ir nepigų gėrimą, tai ašgi ne alkoholikė, Čia va tos, kurios ten, aš nežinau, ką ten geria, Ten, tai jos taip, o kadangi mano gėrimai taurus ir prabangus, namie visą laiką turėjo būti dideli kiekiai, kad nedaug dievė nepritrūktų, kada, gyventi sekmadieniniu režimu, kad iki 3, susigalvoti priežastį, nulėkti į parduotuvę ir nusipirkti, reikia agurkų, būtinai, dabar, šiandien, čia ir dabar. Ir rūkiai briukė, į parduotuvę ir nusipirkti, kol dar 3 netėjo valandos kažką tai tokio. Tai va ta tvarkinga moteris, o išorė tvarkinga, išorė švari, išorė blizganti, Į eterį, kaip sakant, transliuojama belenkaip tvarkingas padorus gyvenimas, mano planai, kaip aš šitoj darbą susirasiu jau tokį, kokio noriu. Ir tiesiog prasidėjo pasekmės, kodėl vis tik tais man pasidarė viduj labai labai skauda. Nes taip, aš kai gėriau, kodėl tas gėrimas buvo, atsakymo, kodėl nėra, bet aš žinau, ką man pradžioj duodavo. Vidinis skausmas, jo buvo daug. Priežasčių, kodėl skauda, aš nežinojau, Aš gėriau ne todėl, kad skanu, ne todėl, kad man patinka. Aš gėriau tada, kai jau užliumbi, tau netelpa, o troškulys nevaldomas, nes vis laukiu, kad man bus kaip tada. Kai aš pirmą kartą iš krištolinės taurės paragavau šampano, Kada bus vėl ta būsena, Kiekiai didėjo, būsenos nebebuvo, o aš vis gaudžiu tą būseną, nes man tada buvo gerai. Ir aš jaučiu, kad man blogai, pagirios klaikios, veidrodėje, ką aš matau, man jau nebepatinka, o sustoti nebegaliu. Ir va čia man buvo klaiku. 19 metų maždaug pradžioje pas mane prasidėjo suvokimas, kad mano gyvenimas tai yra kažkokis visiškas ritimasis į srutų duobę. Ir aš negaliu sustoti. Aš žliumbiu ir aš negaliu negerti. Aš nežinau, kodėl negaliu. Aš savo pažadu ir aš iš karto tiesiu ranką. Aš viduj savo Ir aš tikiu tuo, kad aš savo pažadu, aš tikrai negersiu, o ranka vis tiek tiesiasi. Kaip, kodėl, kaip tas mechanizmas veikia. Bet čia ir buvo, pirmit, ko gero, pirmo žingsnio tokie simptomai, ne kažkokio tai nuolankumo, priėmimo, kad, aš šiek tiek, bet gal alkoholikė, ar ką, jeigu jau čia su manim tokie dalykai darosi. Ir tiesiog paskui buvo daug tų situacijų, kai jau atsirasdavo tie tokie, aš nebeatsimenu, kas buvo, labai vienas iš tokių paskutinių klaikesnių atsiminimų, kai aš būnu pas tėvus ir išvažiuojant tvarkausi namus ir man atrodo, aš taip susitvarkau gražiai viską, Aš neatsimenu, kaip aš išvažiuoju, aš neatsimenu, kaip atsėdu į mašiną, vyras vairuoja, Aš dar pakeliu jį priverčiu sustot kaviniai, nes man reikia kavos išgerti, o kava tai reiškia brendis, Aš jau neatsimenu, aš nesuvokiu, bet aš vis tiek tokio manipulacijom priverčiu dar. Ir kitą rytą atsikėlus, aš supratau, aš neatsimenu, kas įvyko.
Aš neatsimenu, kas buvo, aš net gaminu vakar dienos, man buvo taip klaiku, kad kažkas atėmė iš manęs gabalą gyvenimo, man tik vyras paskui papasakojo, kad jis jau paskui mane viską pertvarkė iš paskos, kad nebūtų gėda prieš tėvus, ne? Kad ten buvo gėda su manim ginčytis mieste, prie tos kavinės draskytis, kad negalima ten eiti. Ir tiesiog kelios dienos kančios ir suvokimo, kad kažkoks dugnas jau yra pasiektas, davė tą rezultatą, kad įvyko ko gero vienas iš stebuklų. Ne? Pirmas tokius nuoširdus mano sąžiningumas prieš save pačią, prieš artimuosius, kai aš 19 metų balandžio 1 rytą paskambinau savo vyrui į darbą. Ir tiesiog tiesiai šviesiai paklausiu, kaip tau atrodo, ar aš pati su šituo reikalu susitvarkysiu. Ir jis man ramiai pirmą kartą be piktumų, be nieko, be priekaištų pasakė, ne, Vigilija, sako, man rodos, tu nebesusitvarkysi. Aš sėdžiu, žlimbiu, sakau, o ką man daryti? Jis sako, ką, skambink mamai. O ką gali padaryti? Kaip ir visos suaugę moterys, kaip blogai ką daro, skambina mamai, ne? Nes aš pati problemų spręsti nemokėjau, aš jas tik kėliau tas problemas, aš jas tik kurt mokėjau. Ir aš paskambinu mamai ir tiesiog springdama ašarom ir snargliais, labai labai bijodama, aš jai pasakau, kad mama, aš turiu bėdą. Ir aš nežinau, ką man su tą bėdą daryti, bet aš žinau, kad aš taip daugiau gyventi negaliu. Nuoširdus pokalbis su mama, padedam ragelį, mama, kad padėsim kažkaip, tai mes net nenujautėm, net neįtarėm, viskas tvarkoja, kažkaip bendrom jėgom tvarkysimės, ieškosim pagalbos, padeda ragelį, paskui po 10 minučių perskambina, gal čia balandžio 1 pokštas buvo. Nesakau, mami, tai ne pokštas, iš tikrųjų taip yra. Ir tuo metu paskambinau dar draugė, tam brolienė, artimiausiams žmonėms, aš tiesiog tą dieną skambinau ir visiems pasakiau. Kad įgarsint, kad tą pūlinį, bet kažkaip tai prarauti, nes man vienai būti su savo alkoholizmu buvo nebepakeliama. Slėpti viduje ir į išorę transliuoti, sakau, kažkokią gerą gyvenimą. Man tiesiog reikėjo, aš supratau, kad aš pasikabinsiu ant šakos iš to dvilypumo savo pačios. Iš to dviveidiškumo, iš to negebėjimo būti laimingai apskritai niekada, nei girta, nei blaiva, jokia, tiesiog visą laiką nelaiminga. Ir pirmi veiksmai, kuriuo aš ėmiausi, nes taip tą dieną negėriau, antrą dieną negėriau, aš lindau į internetą ir apie anoniminius alkoholikus aš nieko negirdėjau, mačiau kažkokią filmuose amerikietiškos, žinau, kad tokie yra, ir iš Simpsonų. Ir visa mano informacija apie anoniminius alkoholikus tuom pasibaigė. Naršant po internetą jie ten gal išmėstelėjo, bet manęs nesudomino nei kiek, nes aš ieškojau psichologinės pagalbos. Aš susiradau, būdama Vilnietė Kaune, savipagalbos psichoterapinę grupę, nuvažiavau pirmą kartą drebančiom kojom, ten užsimaturiavusi, prisistačiau kitų vardu, kad neduok Dieve niekas nesužinotų. Dabar juokas jums atsiminus. Ir slėpiau metus laiko, kitų vardų šnekėjau. Ir sakykim taip, ta terapijos grupė, aš tikrai nieko negaliu sakyti. Man metus laiko padėjo išlikti blaiviai. Aš gyvenau nuo ketvirtadienio iki ketvirtadienio. Kaip dabar atsimenu, ketvirtadienis, ten tas susirinkimas, nueinam psichologas, mes ten kiek ten mūsų 10 susirenka, vyksta pokalbis, psichologas prižiūri, kad mes viens kitam akių neiškabintume, psichinį ligonį tokia. Ir man tikrai padėdavo. Aš užsigazuoju, aš tikiu, visą laiką būdavo apie tai, kad tu gali, tu šaunuolė, tu pažiūrėk, tu savo jėgom nustojai gertis, zašibys, eik į priekį, taip toliau, Plus dar vyrai, flirtas, valio, Nustojus gerti per porą mėnesių, aš pamačiau, veidrodis pradėjo gražesnį vaizdą rodyti. Ir man buvo labai gerai, bet aš gyvenau kaip nuo stopkės iki stopkės. Nuo vieno susirinkimo, kai aš gaunu palengvėjimą, ir paskui link kito susirinkimo man blogiau, sunkiau, aš jau į tą susirinkimą atvažiuoju pikta, nelaiminga, suirzusi, man vėl reikia to pokalbio, to savęs pačios kaip šūdo ant šakių pakėlimo, kokia aš šaunuolė, kokia aš nuostabi, kokie mes čia visi faini, ir kaip mes gražiai protingai visi pasišnekam ir esam šiai dienai blaivi. Ir iš tikrųjų aš išbuvau blaiva. Man dar labai padėjo tai, kad visuose šeimyniniuose susiejimuose, ten, kur šeima susirenka, žmonės nepriklausomi, jie vartoja saikingai ir aš galėdavau išdidžiai prie stalo, man vandens, prašau, įpilkite. Čia visi pastebėjo, kad aš geriu vandenį, man reikėjo to. Ir visi mes kalbėjom apie tai, kaip Vigilija šauniai meta, kokią jinai malačius, kad jinai pasigėdino ir įgarsino. Ir aš buvau žvaigždė, aš vėl buvau žvaigždė, man buvo labai gerai, ir tai pusę metų aš gyvenau tą euforiją, gražėjantis atvaizdas veidrodyje, visų dėmesys, susižavėjimas, pagarba, ir aš visa tokia pati savo faina, pusę metų išbuvau, o paskui,
Žmonėms nebeįdomu, jie turi kitų temų per susiejimus, per pokalbius, ne? Ir mano tai, kad aš nebegeriu, šaunuolė, mes matom, tau labai lengvai pavyko nustoti gerti, liuks, valio, ne? Kalbėkim kitą temą. Ir nebeįdomu, ne? O aš alkoholį matau. Ir aš matau, kaip jis vaikščiama prieš nosį tos taurės. Kaip ir nėra noro gerti, bet jisai yra. Ir, sakykime taip, ko gero pats baisiausias alkoholizmas prasidėjo kokių gal virš metų, beveik 1,5 metų blaivybės, ne? Kai aš negėriau, o alkoholizmas įsisiautėjo, mano nelaimingumas patapo tiesiog nevaldomas. Aš iš įpračio, kaip ir anksčiau, aš visiems transliavau, kad man viskas labai gerai, kad aš labai laiminga. O vidinės buvo būsenos klaikesnės negu geriant, nes aš nebeturėjau alkoholio, ne? Ir aš to savo nuolatinio nelaimingumo, aš jo negalėjau niekaip nuslopinti. Aš tikėjusi, kad mane laimingą padarys kažkas iš išorės, ne? Aš nutraukiau santuoką, visą toksiškus tuos santykius, ne? Po metų blaivybės išsiskyriau ir ačiū Dievui, kad išsiskyriau, sakykime taip, ne? Bet aš supratau, kad nei pakeistas darbas, nei skyrybos, ne, niekas laimės neatneša, nei iš išorės. Ir viskas, kas aš tikėjausi, kad man suteiks laimės, ne, vyras, darbas, pinigai, mašina, vaikai, ne, visi tie dalykai man kėlė kančią. Tai buvo mano ne tai, kad laimės nebuvo priežastimi, man tai buvo kančios priežastimi. Aš kai santykiai einu su vyru, aš tikiuosi, koks jisai bus man fainas, kaip jisai mane mylės. Ašgi nie akimirkai nesustoju ir nepagalvoju, ką aš padarysiu tam žmogui. Mano charakteris absoliutus egocentrikės charakteris. Ne? Aš į visus darbinius santykius su vyru, santykius su vaikais, aš einu turėdama lūkesčių. Ir aš negaunu iš jų to, nes žmonės gyvena savo gyvenimus ir jie tikrai neturi tikslo padaryti mane laimingą, nes aš tiek visiems svarbi, kaip aš apie save galvoju. Ir kas įvyksta viduj laimės, aš surast nemoku visiškai, aš net supratimo neturiu, kas tai yra, ne? O iš išorės laimės negaunu, neteikia, laimės, nei darbas, nei pinigai, nei mašina. Mašina, amžinai reikia pinigų ją išlaikyti, ne? Vyras, ką aš čia per nesąmonės, niekada negausiu to, ko noriu, ne? Myli ne taip, kaip aš noriu, dėmesys ne taip, kaip aš noriu, aš nežinau, kaip noriu, atspėk, tugi myli, ne? Darbovietė, ateinu, viskas bus, aš vis prasideda pirmi sunkumai, man tai tragedija. Jeigu sveikam žmogui kažkokios probleminės situacijos darbe yra tiesiog situacijos, kurias jie sprendžia, pas mane galvoju, paraleliniam tam mano išmatavime, viskas, aš išeinu iš darbo, jau aš matau, kaip aš ateisiu, kaip aš tieksiu pareiškimą, ne, kaip aš visiems parodysiu. Ne? Ir tas pokalbiai galvoje, kai jie geriant, tai jie dar nors kiek užtildavo. Jie užtildavo, kai aš atsijungdavau. Blaivybėje jie neužtildavo. Ir žinot, aš ką pasakysiu, aš kai atėjau pas anonimus, aš šventai tikėjau, kad pas visus žmonės yra paralelinis išmatavimas galvoje. Aš nežinau, kad pas sveikus žmonės to nėra. Aš galvoju, kad visi šitaip gyvena. Vieną gyvenimą gyvena kitiems, ne? O vienas yra pas mane galvelėje, kuriame aš gyvenu savo fantazijų pasaulyje, kur aš įsivaizduoju, kaip ten bus mano naujam darbe, kaip ten bus mano naujose santykiuose. Ten niekad nebus jokių sunkumų, ne? Aš net baisiausia ir žiūriausia, ko gero buvo, kai einant žingsnį su globėja, aš supratau, kad aš net savo vaikus, visus 3 vaikus aš mylėjau žiauriai egoistiškai. Absoliučiai egoistiškai. Visų pirma, aš gimdžiau tikėdamasi, kad jie atneš man laimės, ne? Gimdžiau dėl to, kad, padarys mane laimingą, ne? O kitas dalykas, kad kai jie gimė, aš tikėjausi, kad jie augs tokie, kaip aš noriu, nes aš taigi žinau, kaip reikia auklėti, aš viską darau gerai. Ir sveikstant, ką aš supratau, kad visą savo gyvenimą aš žinojau, ką reikia daryti ir aš niekaip nesuprasdavau, kodėl man tai neatneša ramybės, laimės, pasitenkinimo. Ašgi žinau, kaip reikia daryti. Aš stengiuosi, aš beprotiškai stengiuosi viską daryti teisingai, taip kaip man atrodo, kad reikia, kad būtų gerai. Auklėti vaikus, kaip elgtis darbe. Mano galva, aš dariau viską gerai. Bet aš gyvenu nuolatinėje kančioje, nepasitenkinimas, nerimas, visą tai peraugo į panikos priepuolius, ne? Visą tai peraugo į depresinės žiaurias nuotaikas, nes visą laiką, ateina momentas, kai aš galvoju, aš kažkokia klaida, aš tiesiog neturėjau gimti. Nes kratinys, mano jausmai, mano kūnas, mano protas, jie tarpusavė toks jausmas, kad jie nekonektino. Kiekvienas savo, jeigu gėrimo metu ten į pabaigą, protas sako, tau negalima, kūnas negali sustoti, ne? Psichinis ligos aspektas, aš žinau, kad negalima gerti. Aš blaiva galva, bet aš vis tiek paimu taurelę. Fizinis aspektas, aš pradėjus negaliu sustoti ir aš negaliu nepradėti.
apie dvasinį ligos aspektą aš visiškai nesusimašiau, ne, ir čia programa ir globėja man atskleidė akis, kai aš pamačiau, kodėl aš visą laiką nelaiminga. Ogi todėl, kad aš savo laimę visą laiką tapatinau su išorės faktoriais, su tuo, kas vyksta aplinkui. Aš nežinojau, kas yra laimė, man tai buvo malonumai. Vienas malonumas baigėsi, reikia kito, vienas baigėsi, reikia kito, ne. Ir vat, nežinot, kas yra laiminga, ne, ir ieškot visą laiką kažkokių malonumų, tai aš visiškai nesuvokiau, kokią aš didelę žalą darau tiesiog šalia esantiems žmonėms, ne, nes jiems su tokia beprotė, su visa šita kakofonija galvoj, šalia manęs kažkaip žmonėms reikėjo gyventi. Tai ačiū Dievui, kad kai einant žingsniais atėjo suvokimas, kad programa buvo ne tik tam, kad aš sveikčiau, ne tik tam, kad aš gaučiau palengvėjimą, bet kad žmonėms šalia manęs būtų komfortiška, kad žmonėms šalia manęs būtų gera dirbti, gyventi, augti, bet netrukdyti vaikams gyventi savo gyvenimą, ne? Nesifokusuoti į tai, kad iš išorės kažkas mane padarys laimingą. Vat mano buvo tas dvasinis ligos aspektas. Aš permesdavau visiems aplinkui atsakomybę už savo asmeninį laimingumą. Ir kai Anonimus atėjau, tai vyko karantino metu, kai beprotybė buvo jau visiška blaivybė. Ten blaivi beprotė su neįvardinamais dalykais. Ne, kai ašaros buvo tiesiog nuolatinė būsena ir panikos atakos, jos jau nebuvo atakos, tai buvo irgi nuolatinė būsena. Gyventi visą laiką baimėje ir net nežinai kodėl, nes vėl iš išorės priežasčių būti šitokiai nelaimingai tikrai nebuvo. Aš ir užsidirbti sugebėjau, ir mašiną turėjau, viskas kaip ir skyrybos galų galiai vyko, išlindau iš toksiškų santykių, ne, vaikai mano baigė mokslus didieji, viskas tvarko, aš neturiu būti priežasčių nelaiminga. O nereikalingumo jausmas toks, kad mane iš vidaus mane draskė. Ir atėjo toks momentas, kai aš tiesiog supratau, kad pas mane vienoje rankoje virvė, kitoje rankoje butelis ir aš nežinau, ką daryti, kurį pasirinkimą daryti, ne? Blaivybė, 1,5 metų, beveik 2 metai blaivybės. Tai čia aš nelinkėčiau to niekam išgyventi, nes anestezijos nebuvo, nuklaikyta būsena. Ir tiesiog pasiskambinti, tuomet jau buvo pati pradžia kontakto su anoniminiais alkoholikais, pirmi buvo susirinkimai gyvi ir paskui prasidėjo karantinas. Ir tuomet aš pradėjau eiti žingsniais pirmą kartą pradėjau eiti žingsniais. Atsirado galimybė paskambinti kitam alkoholikui, gauti kažkokią tai pirmąją pagalbą, rekomendacijas, malda. Daugiau pradžioje man niekas nepadėjo, daug maldos. Ant kelių neperdedu, buvo mozoliai, iš tikrųjų mozoliai, nuospaudos buvo ant kelių. Meldžiausi taip, kaip mokėjau, taip, kaip galėjau, tiesiog klausiau speakerius. Non-stopam klausiau speakerius, aš juose gyvenau paromis, tiesiog. Ir dabar galiu pasakyti, kad tiesiog ta dvasinė vidinė tuštuma, jinai buvo tokia didelė, kad aš kaip kempinė gėriu viską, jūsų patirtis, didžiosios knygos patirtis, speakerius klausiau, visus filmus apie alkoholikus peržiūrėjau, spalvotus, nespalvotus, visokiausius, ką tik tais radau, kur buvo man suprantama kalba. Aš grupėse per karantiną sėdėdavau kelis kart per dieną jungdavausi, į visas įmanomas rusų grupės jungiausi, kur tik tais 24 online, ten aš kabodavau, klausydavau. Aš esu begaliniai dėkinga savo namų grupiai Erdvėje, kurioje aš sveikimo pradžioje aš galėdavau tiesiog išsilieti tam, kad neišprotėčiau. Ten mano pirmuose pasidalinimuose toje grupėje jokio sveikimo nebuvo. Vienas nilinimas, verkšlenimas ir pasakojimas, kokio aš buvau kančioj. Bet jų šiltumas, jų atgalinis ryšys man padėjo neišprotėti, neužgerti, nes ačiū Dievui, su Dievo pagalba, aš iš tikrųjų iki šios dienos einu be atkryčių. Ir tikrai tas, sakau, paskui, kai atsidarė jau sienos ir buvo galima eiti gyvas grupės, aš taip roviau, kad gyvas grupės, pirmiausia noriu į Bernardinus, ten kažkaip pirmoji atsilėjo, buvo baisiai gera tas gyvas kontaktas, bet ištikimybė, pirmąjį grupėje, praėjo kiek laiko ir aš supratau, kad aš begaliniai myliu savo erdvę, aš tiesiog turiu atiduoti jai, tas 12 žingsnis, aš gavau nemokamai. Aš gavau tik iš solidarumo, tik dėl to, kad jiems kažkodėl buvo svarbu, kaip aš jaučiuosi. Ir aš turiu eiti tenais ir būti tenais. Tai vis laik juokiuosi, sakau, kad gyvose grupėse aš esu absoliučiai grupių valkata, kur būna laiko į tą grupę ir einu per daug nesukdama galvos, o namų grupė pas mane yra Erdvė. Ir tai be abejo sveikimą davė 12 žingsnių. Ir aš visą laiką,
ką galiu pasakyti? Tai, kad aš alkoholikė, aš nesijaučiu dėl to kalta. Mane išvadavo ėjimas žingsniais, nedarbas su globėja, 5 žingsnis, mane iš to kalties jausmo nesibaigiančio. Nes išblaivėjus aš puikiai suvokiau, kad aš buvau monstras, ne? Monstras labai labai gerais norais, aplink save sukeliantis chaosą, kaip knyga parašyta, bet iš principo buvau monstras, manipuliuojantis kitais žmonėmis ir vis laukdama, kol sakau, jie padarys mane laimingą. Tai kai atėjo tas suvokimas, kai išblaivėjau ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, ir psichologiškai, atsirado labai didelis kalties jausmas, labai didelis, ką su tuo daryti. Tai vat, jeigu ne programa, ne 4., 5 žingsniai, kurių dėka aš tą visą dvokiantį tokią patirtį galėjau pasidalinti su kita alkoholikė ir išgirsti jos komentarus, išgirsti jos atbulinį ryšį, atėjo supratimas, kad taip, tai kad aš esu alkoholikė, aš nekalta, tokia liga, ne, kaip ir bet kokia kita liga. Žmogus nekaltas, kad jisai serga vėžiu, diabetu ar ten dar kažkuo tai. Bet atsakomybė už sveikimą yra mano atsakomybė. Ir jeigu aš su tuo nieko nedarysiu, čia jau aš nebegalėsiu pasakyti, kad aš nekalta, aš alkoholikė, ko jūs iš manęs norit. Ne, šitoje vietoje manipuliacija jau nebepaeina. Kaip ir bet kokia kita liga, tu negali manipuliuoti tuo, kad žinote, man dabar vėžys ir būkit geri, manęs gailėkitės. Ne, turėjai rūpintis, veikti, atlikti tam tikrus veiksmus, daryti tam tikrus veiksmus. Ir šiai dienai mano veiksmai yra kiekvieną dieną kasdieninės disciplinos. Aš turiu save stebėti ir aš turiu taikyti tuos įrankius, kuriuos man davė programa. Kiekvieną dieną aš turiu save stebėti, nes kiekvieną rytą atsikelia Vigilija alkoholikė. Niekas kitas, Vigilija alkoholikė. Ir mano galva, kuri, aš šiai dienai aš turiu tą patirtį, kad aš kai vadovavausi savo galvą, ar būdama girta, ar būdama blaiva, su visa pagarba jums, aš atėjau iki šičia. Aš mielai būčiau iki čia neatėjusi. Aš tikrai, jeigu galėčiau būti ne alkoholikė, aš rinkčiausi kitą gyvenimo būdą. Bet kadangi aš esu alkoholikė, aš esu labai dėkinga už galimybę sveikti pagal 12 anoniminių alkoholikų žingsnių programą. Man tai yra išsigelbėjimas iš beprotybės, išsigelbėjimas iš noro mirti, išsigelbėjimas iš randų ant kūno. Kai skausmas nepakeliamas ir aš bijau išgerti, aš save žaloju. Ne tam, kad norėčiau numirti. Tam, kad fizinis skausmas užgoštų dvasinę tuštumą, tą dvasinį nepakeliamą skausmą. Ir taip pas mane yra ant kūno randų, kurie man primena, kokia, šiknaskė, atsiprašau už išsireiškimą, bet kur aš buvau, Ir jeigu ne šita programa ir negalimybė su jais veikti, aš nežinau, kur aš šiandien būčiau. Ir tai, kad aš blaiva ir ne tik blaiva, aš gyva, ir man dar rūpi, kaip jaučiasi žmonės, kurie su manim gyvena, tai yra ne mano nuopelnas. Tai yra, kaip ir nebuvo mano nuopelnas 19 metų balandžio 1 dieną, kai aš kreipiausi į Dievą, klykdama, žliumdama, snargliais springdama, vemdama vakarykštėm pagiriom, kad Dieve padėk man išlikti šiandien blaiviai. Tai šiai dienai, kas man yra svarbu, nepasikliauti savo galvą, tai pirma iš ko gero taisyklių, pirmas iš tų įrankių, nes programa jinai tiesiog yra labai dosni įrankiais. Ir kai aš tos įrankius, tom taisyklėm save apsistačiau, aš pagaliau išlaisvėjau, aš išlaisvėjau iš baimės, aš išlaisvėjau iš norų užsišikinėti, pavyzdžiui, santykiuose, aš išlaisvėjau iš ieškojimo, kas pas mane darbe blogai, aš išlaisvėjau iš savigailos, kad vaikai mane myli ne taip, kaip aš noriu, Aš išlaisvėjau iš noro vyrą šokdinti, kad jis pagaliau būtų toks, kaip aš noriu, ašgi noriu būti teisi visą laiką. Mane iš viso šito briedo išlaisvino. Bet aš apsistačiau taisyklėm ir aš jų turiu paisyti kiekvieną dieną, nes aš alkoholikė. Aš atsikėliau ryte, jeigu aš nesikreipsiu tą pačią akimirką į Dievą, prašydama, primink man, kad aš alkoholikė, neleist man pamiršti. Aš praeidama paspirsiu katę, pavyzdžiui. Aš, pavyzdžiui, šeštadienį rytą atlėksiu pas savo vyrą su kuo geriausiais norais pabučiuoti. 5 ryto, pavyzdžiui. Žmogus miega. Ir jis man alkūnę voštels, kad atsiknis, ką aš klės pamiegoti. Manęs nemyli. Iškart savigaila. Alkoholikė, aš negalvoju apie kitą žmogų, Man kyla mintis pakalbėti, aš nežiūrėsiu, kokia pa žmogų nuotaika. Aš lipsiu jam ant galvos, nes reikia pakalbėti. Man reikia, Pašnekėkime apie atostogas. Vidury savaitės, grįžus po darbo, bet man šauna tokia mintis. Ir jeigu aš tiems šovimams mano galvoj pasiduosiu, jeigu aš juos priimsiu už gryną pinigą ir už savo tiesą, aš grįšiu į tas pačias emocinės būsenas, kuriuose aš buvau girta, buvau blaiva, buvau visokia, Buvau vaikščiojanti pas psichologus.
Bet būsenos buvo tos pačios. Šiai dienai aš turiu begalinę Dievo dovaną, ne, aš turiu galimybę į tas būsenas nepakliūti. Ir labai paprastai nepakliūti. Da man nieko daryti nereikia. Pačioje pradžioje sveikimo man nereikėjo nei ten būti labai dvasinga, nei gingėviai bažnyčią lakstyti. Man tik reikėjo po truputį pratintis, laikytis dvasinių principų, kuriuos mūsų programa, mūsų knygoje jie aprašyti. Tiesiog, nežinant nei kodėl, nei kaip, eit ir daryti. Vat globėja pasakė, eik ir daryk. Einu ir darau. Ėjau kaip į vandenį. Kodėl dariau, kodėl nebijau daryti? Aš mačiau, kad mano globėja, kaip jinai gyvena, kaip jinai bendrauja. Ir mano dar trumpai labai pasidalinsiu, sakykime, pirmą kartą, kai praėjau žingsniais, viskas buvo labai faina. Aš apsišlifavau, aš prisirankėjau iš jūsų visokių tokių būdų, kaip išgyventi šitam pasaulyje, nesusipjaunant su žmonėm ir neišsikraustant iš proto. Bet vidinio pokyčio peržiūrėti, kiekvieną situaciją išmokti žiūrėti kitaip. Aš jo neišsiugdžiau, Aš lyg ir meldžiausi ir į grupės vaikščiau, viską dariau, Bet atsirado nauji santykiai, nauji išbandymai ir, kaip pas mus sakoma, jeigu neturi santykių, greičiausiai neturi galimybės taikyti 12 žingsnių programą. Tai atsirado nauji santykiai ir prasidėjo vėl labai prasti dalykai. Ir mano žingsniai, kaip ir praeita, kaip ir darau, bet neįvyko vidinio pasikeitimo. Iš esmės vis tiek elgdavausi savanaudiškais motyvais vedina, arba baimės vedina, aš bandžiau pataikauti, bandžiau manipuliuoti, visas manipulacijas aš bandžiau, ir būti labai labai gera ir šantažuoti, kad išeinu. Kai beprotė 5 kartų per savaitę bėgdavau iš namų, kad jisai suprastų, ką jisai praranda. Žmogui atsibodo mane vaikyti, sakė, eik. Aš nuėjau pas trečią globėją. Aš ne iš vyro pabėgau, nes šią dieną esu labai laimingai ištekėjus, mes 6 metai kartu, tai žmogus, kuris mane atvedė, pas anonimus. Ir tikrai viskas tvarkoja, bet kad 2 priklausomi žmonės sukurtų santykius, buvo reikalų iš tikrųjų ir nebuvo lengva. Ir man prireikė tiesiog dar kartą praeiti žingsniais, dar nuoširdžiau, dar sąžiningiau. Ir tiesiog iš tikrųjų visiškai iš esmės pakeisti savo požiūrį į viską. Turėjo įvykti labai stiprus vidinis, dvasinis tas pokytis, kai bet kokioje situacijoje, net pačioje mažiausioje, aš turiu sustoti, padaryti pauzę ir pagalvoti, kaip aš pasirenku reaguoti. Nesvarbu į ką, į darbinę situaciją, Maksimoje kažkas prieš nosį ten kažką atsistojo, užkirto kelią mašiną, nepaskambino vaikas, vyras neperspėjo, kad užtruks darbe, aš viską reaguoju perdėtai, aš vis dar alkoholikė, kiekvieną rytą atsikeliu. Ir man kiekviena nedidelė situacija yra drama. Susipykom su vyru, normaliai žmonės, priima barnius kaip normalus dalykas, susipykom, susitaikėm, pas mane kas, razvotai dievičia familija, viskas, kitų sprendimų nėra. Santykių, bėgti iš situacijos. Ar tai bus darbas, ar tai bus santykiai, aš iš jos bėgu. Aš išmokau spręsti situacijas, aš išmokau užsičiaupti, aš išmokau melstis ir prašyti viešpatį padėk man nelesti smegenų vyrui. Nes aš mazgakliuika dar aš galiu išvesti iš kantrybės vėl ant kokio žmogų. Ir man reikėjo visur prašyti pas Dievą jėgų. Ir man programa ką davė patirtį, kad kai aš kreipiuosi į Dievą, jisai man jėgų suteikia viskam. Ir dar supratau, aš negaliu savo galvą reguliuoti gyvenimo. Taip, aš labai užpanikavau, kai man pirma globėja pasakė, kad tu dabar turėsi viską atiduoti Dievui. Ta prasme, tai kaip, neplanuoti nieko, tai kaip gyventi? Ne, brangioji. Planuoti atsakomybę, suplanuoti laiką, finansus, dar kažką. Čia yra tavo reikalas. Rezultatą atiduoti Dievui. Nesikabinti isteriškai, kad turi būti taip, kaip suplanavau. Ir kai tuos dalykus tikrai pradėjau praktikuoti, nes globėja pasirinkau kodėl, jinai už mane turi mažiau blaivybės, jinai atėjo į anonimus vėliau, atėjo absoliuti beprotė, visiška. Į tą pačią erdvę prisijungus, aš ten klausydavau, man ausys raitojosi. Paskui jinai trumpam dingo, jinai dar man skambindavo pašnekėti. Paskui jinai trumpam dingo iš eterio ir po pusmečio atėjo moteris, ta prasme, kitas reikalas, visai kitas žmogus. Klausai žmogaus, iš jos sklinda ramybė, iš jos sklinda meilė, iš jos sklinda taika, iš jos eina nuolankumas situacijoms, jinai nieko neaiškina. Aš tiesiog kai paskambinu, paskui būk gera, pasidalink tuo, ką turi su manim, nes aš išprotėsiu blaivybėje. Ir tiesiog gavau labai griežtą globėją, kaip aš dabar galiu pasakyti, toks lengvas gestapas buvo, bet aš labai bijojau, kad aš neišlysiu iš savo beprotybės ir aš tiesiog ją pasiklioviau, aklai pasiklioviau, kaip į vandenį. Man nepatiko, aš ginčijausi, aš savo globėjai dariau 9 žingsnį, nes aš ir ją įsigudrinau apstaukti, kad jinai mane negerai žingsniais veda.
Bet paskui pati paskambinau, padariau 9 žingsnį ir paprašiau, tik būk Gerūtė, nepalik manęs dabar šitoje situacijoje. Nes mes ten 4 žingsnėje buvom. Ir ačiū Dievui, ačiū globėjai, ačiū visiems anonimams, kurie padeda man sveikti. Labai ačiū už galimybę dalinti savo patirtimi. Ir svarbiausia, tai ačiū Dievui, kad tai Vigilijai, kuri pasibeldė jo vartus, neužtrenkė prieš nosį durų, o padeda kasdien eiti šituo keliu. Ir iš tikrųjų, ta malda, kad Viešpatie viena ranka mane apkabinko, kita užčiauk, jinai veikia stebuklingai šiai dienai. Tai ačiū, kad paklausėte, ačiū, kad padedate sveikti. Turime dar 10 minučių klausimam. Prašom. Jonas alkoholikas. Sveikas, Jonas. Dėkui, labai susitapatinu, iš tikrųjų dalis tai ten labai jau kažkaip labai panašu, ką aš. Tai norėjau paklausti paminį klausimą apie tą ieškojimą savęs, kaip ten vyko, kaip ten savo ten buvo, labiau apie tą savęs ieškojimą papasakoti, kaip ten buvo tame, kaip tai alkoholis, kaip įtakoja tą. Aš sakykim taip, galbūt gėrimo metu, va tas tokis kaip alkoholikės charakteris, kai buvau išsidrapšiusi. Čia aš mama, čia aš... Apie darbą. Patirtis tokia, žinokit, programa suveikė labai stebuklingai. Kas įvyko, aš visą laiką norėjau, turiu 2 išsilavinimus, irgi alkoholiką, diplomų, kiek nori, Ir kas iš tų mano diplomų, jeigu aš blaškausi tai ten ir nežinau, kuo noriu būti. Praėjus pirmą kartą žingsniais programa, man atėjo suvokimas, kad tiksliau neatėjo suvokimas, dingo baimė, kad aš vidum suvokiu, aš noriu grįžti į savo pačią pirmąją specialybę, Nes aš esu slaugytoja, man tas darbas labai patiko, bet ten buvo maži pinigai ir aš pabaigiau ekonomiką ir paskui aš buvau ekonomistė. Diena naktis, alkoholikė, viskas čia normaliai, Ir aš padėjusi tą ekonomistės diplomą į stalčių, jeigu ne programa, jeigu ne pasitikėjimas Dievu, būnant beveik 50 metų, po 15 metų pertraukos, beveik 20, grįžti prie pirmosios specialybės, atsinaujinti visas licenzijas, sumokėti gyvą galą pinigų. Tiesiog kaip atradau, aš išgirdau, ką man žmonės sako. Man draugė sakė, Vigilė, sako, tu buvai figiena sesutė, sako, ko tu negrįžti ten? Baimė, aš nemoku, aš neatsimenu, aš pamiršau, Dieve, viskas pasikeitė, mangi kiek metų. Tai aš galiu pasakyti taip, kad šiai dienai, aš jau 5 metai esu ten, kur aš tiesiog laiminga, man gera daryti tą darbą. Per 2 metus man Dievas suteikė jėgų tiesiog pakeisti kelias darbovietės. Taip, rinka yra kokia yra, man reikėjo pasiblaškyti, buvo daug klaidų, buvo klaidų per gobšumą, kai iš vieno darbo išeini, nes ten daugiau mokės pamokos, visur ačiū Viešpatie už pamokas. Ir rezultatas toks, kai dirba su globėja, vadovaujantis dvasiniais principais buvo priimami sprendimai. Aš šiai dienai dirbu jau 3 metai darbe, kuriame aš tiesiog kaifuoju ir kaip aš noriu į pensiją išeiti iš šitos vietos. Teko 12 žingsnį darbe daryti, irgi ten, kur, o Jėzui, kad tik nesužinotų. Viskas būna taip, kaip Dievas nori ir aš nieko nereguliavau. Bet tai mano baimė, kad nieko nesužinotų, patapo to, kad aš turėjau padėti kitam žmogui. Bet taip veikia. Baimė, kai patraukiau baimę, kai išsivadavau iš baimės, kai Dievas pašalino baimę, tiesiog, prasidėjo kiti sprendimai. Aš tiesiog pradėjau kitus sprendimus priiminėti, kitus bandymus daryti. Ir šiai dienai sakau, man darbas tiesiog teikia begalinį malonumą. Tam prireikė ne 1 metų. Ir smarvės. Programa tai drąsiųjų kelias ir knygoje tai parašyta. Tam reikia smarvės. Nes nežinai, kas bus, tiesiog nedarai. Nors atrodo, kad jam pasisekė, bet mane tai Dievas paliks už bortą greičiausiai. Aš pati gal pasistengsiu dar. Neveikia. Dalinės priemonės niekaip. Kaip į vandenį. Nežinau, Tai prašom. Robertas alkoholikas, jūs vaikutės turite, papasakokit biškį, kaip santykiai vystėsi, pradžioje gerimo laikais, po to blaivėjant. Sakykim taip,
Vyresnės dukros užaugę, jos gyvena savo gyvenimus, ane, ir padaryti devintukai, visur padaryti devintukai, tiesiog, savo žmonės, aš nebelipu ant galvos, nebereguliuoju, jos gyvena taip, kaip jos nori, nebesikišu, ne. Tiesiog, jaunėlis yra 16 metų, ane, tai kaip... Tiesiog buvo labai gera vieną dieną išgirsti, kai vaikas tau pasako, mama, gerai, kai tu adekvati, ne, su tavim galima pašnekėti. Nes ten su tėčiu kažko nesusišnekėjo, ne, ir jau jisai čia man pasakoja. Skundžiu tėčius, sako, mama, gerai, tu adekvati. Aš adekvati, ta prasme, sėdžiu, nedum patepta, ne, ir aš tiesiog stengiuosi daryti tai, ką man globėja pasakė, ne, nes taip vaikai, tai viena iš priežasčių murkdyti savigailoje, labai didelėje. Bet kaip jinai man pasakė, viskas, ką tu gali duoti vaikams, tai perduoti savo dvasinę patirtį. Kaip ir mašina, kaip ir darbas, kaip ir vyras, taip ir vaikai, jie nėra tavo, ne? Jie yra Dievo tavo atsiųsta tol, kol tu jiems reikalinga, ne? Nupirkti valgyti, ten pasiūlyti. O svarbiausia, perduoti dvasinę patirtį. Šią dieną aš su savo paaugliu sūnum, kai bendrauju, aš stengiuosi klausti, ne? Neaiškinti, o klausti. Paklausti, ar jis nori apie tai pakalbėti. Nelipti ant galvos, papasakok. Paklausti, ar tu norėtum apie tai pakalbėti. Ir mes turim tiesiog daug ilgų fainų pokalbių ir aš išklausau daug paauglių, palinksiu ir paklausiu, ar galiu tau duoti patarimą. Va tokį va santykį. O taip, kad vaikai pateisintų mano lūkesčius, oi ne. Taip nebūna, bet aš to nebeieškau, ne mano reikalas. Kas aš tokia, kad aš žinočiau, kaip jie turi daryti, niekas. Aš žinau, ką aš turiu daryti, nes toj knygoje mūsų stebuklingoje viskas parašyta, ką aš turiu daryti. Martynas Alkoholikas. Minėjot pasakojimo pradžioje, kad buvo toks etapas, kad neįdavot į įmonės, tarkim, balius, nes prisisirkėte. Tai ar dirbant programa nebuvo tokių minčių, kad gal aš ne alkoholika, gal aš esu... Aišku buvo, oi kaip buvo. Taip, tikrai buvo. Kaip su tuo susitvarkėte ir tiesiog tiesiai taip pamatėte? Jau dirbant. Tų minčių tikrai buvo. Bet gal aš ne alkoholikė, nes nutaikyti dvasinius principus toli gražu ne faina. Ir kaip aš supratau, kad ne, aš tikrai alkoholikė, todėl, kad netaikant dvasinių principų, mano gyvenimas vėl iždavo bardako. Pas mane vėl prasidėdavo blogos vidinės būsenos, bloga dvasinė būsena, ne, aš vėl pradedu barti su jų. Nes kai aš pradedu abejoti, kad aš alkoholikė, aš nustoju taikyti tą, ką aš turiu daryti kiekvieną dieną. Viskas gerai, globotinės vedu, čia viskas susitvarkė ir šiek tiek mažiau meldžiuosi. Mažiau į grupę nueinu, nes jau metas ir pinigus uždirbta, ne, jau viskas jau. Ir rezultatas būna lyg įtampa, paskui konfliktai namie, paskui jau vėl savigaila, ten vaikai kažką ne taip, jau darbe grafikas nebetenkina. Viskas, bunda alkoholikė su savo fanaberijomis vadinasi. Kas padėdavo suprasti, skambutis globėjai. Paskambinu globėjai papasakoti, kaip darbe blogai. Mano globėja kieta, jin pradeda žvengti. Ne, kai aš jai skambindavau papasakoti, kaip man trūksta pinigų. Kaip tuos finansus atiduoti. Pas manegi pinigų trūksta. Realiai buvo labai sunkių situacijų. Aš močiutės dovanotus auksinius papuošalus pardavinėjau tam, kad vaiką galėčiau nuvežti į pizzeriją. Liūdna situacija, skambinu globėjai, jau dabar tai jinai tikrai paverks kartu su manim, kaip man sunku. Sėdi mano globėjo, sako, ir tu ir katė iš bado irgi sako 200. 200, sakau, ir katė ir aš 200, bet iš bado. Ir tiesiog labai gražiai sudėlioja, kad Dievas duoda tiek, kiek man reikia. Ir šiai dienai aš tuo įsitikinau, bet tą finansinį tokį, atiduoti finansus Dievui buvo labai sunku. Finansus ir romansus atiduoti Dievui buvo sunkiausia, bet kai aš iš tikrųjų tiesiog paleidau. Pradėjau darbe dirbti taip, daryti tai, ką man reikia daryti. Darbe dirbti, šiek tiek pataupyti, atsisakyti to, ko nereikia ir įsivertinti, ar aš galiu papildomai padirbėti, pavyzdžiui, valandų, ne? Nes mano ego sako, nereikia tų papildomų valandų, tau tiek metų, dirbti kiek gali, ne? Jau pailsėk. Trūksta pinigų. Ne, pas valdžią ir paklausia, ar galit pakelti atlyginimą, ar galit duoti papildomų valandų, ne? Viskas galima, viskas įmanoma. Ir viską gauni. Ir šią dieną finansinės baimės iš tikrųjų knygoje parašyta išvaduos iš finansinės baimės. Tikrai išvadavo. Ir jeigu aš nieko nepadariau ypatingo, bet jeigu aš prieš 3 metus auksinį žieduką nešiau tam, kad
nuvesčiau vaiką į pizzeriją, šiai dienai aš nusipirkus naują mašiną paskolą išsimoku už ją, neskausmingai. Kaip tai vyko, nežinau, aš tiesiog dariau taip, kaip man liepia daryti. Neieškodama, kodėl, kaip tai suveiks. Pasikliaudama tuo, kas parašyta knygoje, ką sako kiti alkoholikai, ne. Sunku buvo, pavyzdžiui, dar santykiai su tėvais, aš pradėjau keistis, vat irgi yra ta patirtis, aš keičiuosi, artimieji nesikeičia, reikėjo kantrybės, aš pasidariau kai kuriais momentais nepatogi, ne, nes su besikeičiančia vat, būseno visuomenė, kažkokia savivertė atsirado po truputėlį. Taip, aš išmokau nelipti žmonėms ant galvos, bet aš nebeleidžiu savo lipti ant galvos. O buvo pripratę, aš alkoholikė, aš visą laiką kalta, manim lengva manipuliuoti. Nu, tai vat visą tą po truputėlį, viską, kaip aš sakau, viską reikėjo užpuliuoti. Santykius su vaikais, santykius su tėvais, pinigus, skyrybas, darbus, viskas turėjo išpuliuoti, išsivalyti. Tam reikėjo laiko, bet mano globėja kieta. Tai yra procesas, viso gyvenimo procesas, atsipalaiduok, nenorėk kaip alkoholikė rezultato čia ir dabar. Ir paleidė, buvau priversta paleisti, nes aš kitaip iš skausmo būčiau išprotėjusi, iš to noro viską suvaldyti, sukontroliuoti ir matyti, kad negaunu to, ko nori, mane tai vedė iš proto. Tas bejėgiškumas vedė iš proto, ne, bejėgiškumas, o aš norėjau kontroliuoti. Ir palengvėja tada, kai paleidė, atiduoti Dievui. Ką reiškia paleidė? Dievui atiduoti. Jeigu alkoholis būdavo abejonių, ar yra Dievas, ar aš čia tikiu, tikrai buvo ir tokių abejonių. Bet atsiminus, kad jeigu alkoholis už mane buvo stipresnis, ne, tai imti ir pradėti galvoti, kad čia žmogus yra pats stipriausias dalykas visame kame, briedas. Tikrai ir tiesiog man reikėjo pabandyti, vat jeigu aš atiduosiu, jeigu aš pasitikėsiu, ar tai suveiks. Tai suveikia, per visas sritis suveikia. Per visas. Rekomenduoju, sakyčiau taip.